Vyriausiasis Šiaulių komandos treneris Saulius Alčinskis, jo asistentai Rytis Tavaras, Paulius Staškevičius. Šiauliai. Pirmasis numeris Šarūnas Jurevičius, 17 Aurimas Garickas, 5 komandos kapitonas Tomas Kančelskis.
nežinau, čia kažkokia turbūt ar sėkmė, ar nesėkmė mūsų lydi, ko gero nesėkmė, nes visas šias 3 varžybas pralošėm vienu įvarčiu. Tai ko gero yra dėl to, kad šiandien dienai mes visom 3 komandom nusileidžiam meistriškumu. Ir šios rungtynės parodė, kad ekranas, nesakyčiau, kad labai vertas buvo, bet šiek tiek geriau žaidė, mobiliau. Jų žaidėjai geriau valdė kamuolį, to pasiekoje galbūt praleidom ir apmaudų įvartį, bet ką darysi, toks futbolo žaidimas yra. Aišku, iškovojom 3 taškus ir aišku, nebuvo lengvos rungtynės. Turėjom galbūt vis tik tai galvojam ir modeliuojam žaidimą prieš artėjančią čempionų lygą. Kaip ten bebūtų, nori to ar nenori, tą mintį turim. Vat, aišku, pirmam kėliny galbūt truputį per daug apsiraminę buvo vyrai, taip kad ir tokių progų realių ar nepavyko sukurti. Bet paskui antram kėliny ir momentais turėjom tikrai neblogą žaidimą. Aišku, ir sakau, džiaugiuosi pergalę. Šiandien vartuose stovėjo Černiauskas. Kodėl taip įvyko? Kodėl įvyko? Natūralu, kad suklydo praeitam turė su Tauru suklydo Tadas Kauneckas. Ir šiandien nusprendėm, kad turi stovėti Černiauskas. Ir turiu pasakyti, kad sužaidė labai užtikrintai. O apie Šiaulių žaidimą ką darėsi? Šiaulių žaidimas visą laiką, sakau, ko Šiauliam, tai kovingumo niekad netimsi, stengiasi, nežinau, pavardės mažai girdėtos, ar jauni žaidėjai, ar kokie išeina, bet jie turi tą kovingumo, tą dvasią, tai tikrai visiems tos kibirkštėlės akyse tikrai reikalinga ir sportinių principų tikrai jie stengiasi įkasti bet kokiom priemonėm, matėm, ir Sūduvai čia iki galo kovėsi, ir Vėtra buvo atvažiavę, taip kad čia Šiauliuose tradiciškai nėra lengva, taip kad tik tai geri, sakykime, atsiliepimai gali būti apie Šiaulių žaidimą.